Sik. Na kągi. Sakyk, sik. Sik. Nu, Kaip ištrint. Sveiki, draugai. Susitikome ant stogėlio. Ką jau daug pasidarėm. Nutariau vėl dažniau skirt laiką YouTube'ai, kaip ir 28 kartą. Turim lieto sistemą. Šį kartą lieto sistema yra striuga. O kodėl striuga? Nes Flamingo pasirodo nebegamina vyšnės spalvos. Čia Budmato stogo danga, o lieto sistema striuga. Sumontuoti kabliukai, padaryti nuolydžiai. Skardintas kaminas, sumontuotas ventiliacinis kaminiukas. Ventiliuojamas pakalimas. Kampai kem 5 supjauta. Kaip praeitam video rodžiau, tai yra kodukas yra nat, tai riešutas. Graži spalvytė. Čia susimontuos dar va kaktelė. Ir tada viršaus vėjelentė susimontuos. Kas čia? Striuga lieto sistemėlė. Čia va darysim taip, kad čia dėsim dangą, čia prailginau, čia dėsim dangą ir čia dėsis dar gaminiuks. Hebrytė, jeigu reikia mūsų paslaugų darbo, kreipkitės. Jeigu reikia Budmato produkcijos, Venecijos ar kitų Budmat gaminių, tai galite mane kreiptis. Galima ir per mane įsigyti. Galiu atvažiuoti, paskaičiuoti jūsų stogą, kad ir ne aš darysiu. Galim užsakyti visas medžiagas jums į kiemą. Galiu viską paskaičiuoti, galiu užsakyti jums varžtus, medieną, stogą dangą, plevelę, pakalimus, lietų sistemą, kaminiukus, stogdangus, viską galima per mane įsigyti. Tikrai gausit ir nuolaidėlę. Ir sakau, plius gausit paslaugą, atvažiuosiu viską, aš jums pamatuosiu. Jeigu, pavyzdžiui, nepažįstat meistrų ar kažko nepasitikit, galite iš manęs nusipirkti stogą medžiagas, o atvažiuos kits meistras sumontuos. Tai tikrai šūdo nesiūlysiu, šūdo nekišiu. Taip pat ir, kaip žinot, 18 metų turime patirtį, viską esam išbandę. Rekomenduosim kažkokią plevelę įsigyti. Mes dažniausiai montuojam Tyvek arba Euroventą. Tikrai kokybiška gera plevelė. Puikiai viskas atlieks savo funkciją. Apie stogą dangą tai turbūt iš vis nereikia kalbėti. Kas mane seka daug metų, tai jau kokius 8 metus montuoju Budmat produkciją ir jokių problemų nėra. Tai jau dar eisim su kolega montuoti lieto sistemos. Suoką nepabaigėm, nes neturėjom silikoną. Taip pat dar kveigus montuosim. Tai dar parodysiu pakalimą. Kaip matot, plevelė 5 cm nuo kaktos nukirpta. Jeigu koks lašiuks ir įkris kondensato, tai viskas per ventiliacinius tarpelius viskas išbėgs, tie keli lašeliai. Plius yra plastikas, tai plastikas tikrai nebėjo drėgmės Hebrytė. Jis negaun saulės, jis nieko negaun. Jis yra ilgamžis, jis yra vienas iš pigesnių dalykų, bet kokybė yra jo puikiai ir laiko tikrai ilgai, kiek mes montuojam. Nežinau, plastiką aš montuoju kokį, visą laiką, kai pradėjau ant savęs dirbti. Šitą va tik tais Budmat pakalimą gal montuojam kokie 7 metai. Tai jokių problemėlių. Pasikartosiu, kad čia montuojam pakalimą dėl to, kad čia nesišildys fasadas Hebrytė. O
kas planuoja šildytis, tai pakalimą siūlau susidėti po fasado. Arba mes turim tada atitraukti, tarkim, jeigu šiltinat 15, aš 15 atitraukiu. Ir po to jums apsišildytų iki pat murloto, iki pat plėvelės. Tai keli variantai yra. Visą laiką prieš darant tokius darbus būtina pasitarti su meistrais, būtina mums pasitarti su užsakovais. Patys sprendimų niekada nepriimam. Mes tik galim parekomenduoti, pasiūlyti. Kaip matome, viskas atrodo puikiai. Kabliukai padaryti nuolydžiai, sudėti laikikliai. Tokie striugos laikikliai yra keli rūšių jų. Tai va, draugai, pasistengsiu daugiau video kelti YouTube. Tai kaip motivacija, pasubscribekit kanalą, uždėkit nykštį viršų, parašykit komentarą, nes vis tiek peržiūrit po kelis tūkstančius, bet komentarai būna tik 2-3. Parašykit kažką, parekomenduokit, pasakykit savo nuomonę, kokius video norit matyti. Norit matyti dažniau ant stogo, norit matyti kaip kalbu, norit apie kainą sužinoti. Pavasaris artėja, nuotaikos puikios. Komanda ta pati. Turiu pačią geriausią, kaip sakant, komandą. Jau ne vieną, ne dvi, o mes jau 3 komandos esam, tai galim jum aptarnauti. Beveik jau visoje Lietuvoje. Turim Jonišką komandą, Šiauliuose ir Kaune. Tai va tai, jeigu domina stogai, samatas, medžiagos, patarimai, konsultacijos, žinot, kur mane rasti. Jeigu ne, rašykit Vismantui. Jeigu manęs neras, tai sakiau, kad per tave ieškotų manęs. Tai va, montuosim dabar viską. Atrodys biškis striugot leikutės. Sujungimai. Čia tie laikikliai vamzdžių, alkūnėlės. Silikonas yra, tai eina pasiimt diržą ir pradėsim montuoti latakėlis. Sveiki, draugai! Kur drąsums? Čia tiek šnekėt, sakėt, norit pasakyti kažką? Išsišnekėjau jau. Žiauriai įdomus čia sniego užtvaros. Čia lenkiškos. Lenkiškos? Jo. O danga? Danga yra sujungimai nesujungti. Matai, kai šviečia. Čia kai sujungimus neįsukia varžtą arba nuein šonų. Arba stoks neišlygits. Arba galėjau nematyti, kaip vėlentė uždėta. Mes tai geriausiai dirbam. Jo, mes tai mokam. Vismi, mokai parodyti Lebroną Jamesą šypseną tą. Ką? Kažkokią ten. Žinai tą, kur Veids davė interviu ir Lebrons turėjo tą šypseną savo. Esi matęs? Gal esu matęs, kada va, tiesiog neatsimenu. Priejo, sakė. Pala, nu nesvarbu. Įdomu dalyką aš mačiau. Palangės mano sumontuotas. Ten tik skundės, kad nemoku palangę montuoti, sakė. Ką valgysit skaniai šiandien? Ką valgysit? Nežinau, dar meniu. Šnicelis ir sriuba? Vismi? Nežinau, skaniai, bet kažką valgys.
Šeštainis, tai antradienis čia. Ai, ne, man dieta. Žiūrėk, vaikai, trefkę atliek. Aš numečiau 2 kilus jau per 2 dienas. Kiek dabar 9 8,4. Dėl viršsvorio truputį turit. Nu, nežinau. Norėčiau 8 sverti. Kaip ten sako. Mažiau ėsti reikia. Aš bėgu, tu bėgi, mes bėgam. Irena, sakau, sustok. Vakaro Čia buvot? virtuvėje. Valgėt. Čia? Jo. Bet, šiaip. Vismi atspėk, myslė. O, Šarangė, varangė, pasolo susirangė. Kas? Šarangė vargė. Spėk. Čia taip greit, čia taip. Nežinau, nieks nešauna galvo. Katins. Spėk dabar kitą. Kad nepusau. 2 apvalus, 1 pailgs visam moterim reikalinks. 2 apvalus, 1 pailgs visam moterim reikalingas. Nu. Ne, šitas negali sakyti prieš kamerą. Ne, tai gali. Tu to norėjai, tu tokia... Ne toks atsakyms, ne toks. Atsakyms, tai ne toks. O tai koks? Nu tai... Žirklės? Nu tai norėjau sakyti žirklės. Nu tai čia ne keiksmažodis. Nu tai gerai, būčiau sakė žirklės. Tai ko nesakai? Nu tai nes dar reikėjo. Dabar kabo kabikas žiūri žiūrikas, jei kabikas nekabėtų, tai žiūrikas nežiūrėtų. Kas? Katin žiūri kabančius. Į kabančius. Į katin žiūri kabančius. Nu jo, panašiai. Ta gaida ir... pakelį uždarykit tave kas nors. Pakelį? Ai, bakelį. Gal kaip tik nereikia uždaryti, nes neveik variklių. Oho, kiek valgykloje žmonių. Ruletai ir žalitų centras. Na ką, skanaus. Labas rytas, kaip ryte. Na ką, iš serviso pasiimu mašiną. Vakar važiavau matuoti objektų ir mano traps toks juods. Ir suport pastriga, dūmai pradėjo rūpti. Ką, viskas dabar tvarkyta, iš serviso pasiimu mašiną. Pasigraunu langus, važiuojam darbuotis. Supportą remont komplektą visą pakeitė ir viskas čiki-piki. Ir lėksime toliau. Šiaip su mašina, kiek aš mašiną turiu 3 metai, neskaitant, kai nupirkau, kaip sukišom ten 3 eurų. Dabar tokios smulkmenos. Nu galės alemlokai buvo išpyšę, o tas rats, kur buvo įdėjęs, kur buvo užtariukai įdėjęs. Abiejų pusė pasikeitėm prieš savaitę, o dabar va kaip tyčia ten, suportus buvo. Tai tokios tas smulkmenos, aš kaip sakau. Čia dar turim vieną krešą. Čia biškių neringa pasivažinėja. Nes tie dačiakai užein veiku, užein ne, tai biškai važiavo atbaliniu. Ne iš čia kliuva, o iš čia. Tai reikės čia apsitvarkyti. Nu ką, draugai, YouTube'ės žiūrovai, noriu pasisakyti, štai Subaru stovi, kad organizuosiu vasarą statybininkų susitikimą, kaip žinot, 2024 metai. Tai visus labai kviečiu, visų labai laukiu. Jeigu tu, ta prasme, žiūri mane, tau įdomu, ką mes veikiam, tu būtinai turi ten ateit, pasirodyt. Parodykim, ką galim visi susirinkti. O jeigu tu, pavyzdžiui, esi susijęs su statybom, bent kažkiek, tu esi santechniks, statybininks, stogdengys, mūrininks, saulės baterijos montuoji, plytelės, medį pardavinėji, esat įmonė, kažkokia įrankių įmonė,
net neįsivaizduoju, viskas, kas susijęs su statybom ir aplink. Gal norit pas mane atvažiuoti į statybininkų susitikimą ir pristatyti kažką, parodyti. Prisidėsit prie, nes vis tiek reikalingas biudžet, nes iš savęs vis tiek, kaip sakant, nepadarysit tokį renginį. Tai visi, kas norėsit pasirodyti su savo, ar turėsit palapinę, ar kažkokį, ar pristatysit, tiek turėsim kažkokią, kaip galėsit prisidėti prie mano renginį ir galėsit visiems, kas susirinks, pasidemonstruoti, kuom užsiimat, ko prekiaujat, kokia jūsų veikla. Viskas bus nufilmuota, sudėta visur TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e. Tai gausite reklamą ir visi statybininkai iš visos Lietuvos susibėgs. Vis tiek bendras tikslas yra gerai praleisti laiką, pamatyti kažką, pasižiūrėti, pamatyti naujoves ir ne tik naujoves, padarysim konkursus, varžybas. Praeitą kartą gal biškai per mažai buvo veiklos, bet čia buvo pirmas blins, kaip aš sakau, 23 metais. Buvo apie 40-50 žmonių. Tai šį susitikimą norėčiau, kad būtų bent jau apie 200 žmonių. Tai va bus mokestis 20 eurų dalyvė, kas norėsit atvažiuoti. Nes vis tiek reikės man, kaip aš pasikartosiu, jeigu kas nors nežinot, tai reikės nuomoti sodybą, reikės pirkti šašlyką maistą, reikės nuomotis tai palapinė, tai šį kartą jau bus su renginio vedėju ir taip toliau. Tai čia tą, ką išvardinau, tai čia kelite 1000 eurų suein kaip uoga, kaip aš sakau. Bet viskas ne dėl manęs, viskas dėl mūsų. Kad pamatyt, kad susipažint, praeitą kartą, sakau, susipažinom. Tai tikiuosi, kad ir jūs dar kartą atvažiuosit ir atsivešit daug draugų. Ir šiaip, nuo praeitą kartą vis tiek žinomumai tie vadinami auga. Facebook'e per metus paauga apie 10 000 sekėjų. Tai jeigu iš tų 10 000 bent jau 100 atvažiuos, 1%, tai aš būsiu pats laimingiausias ir jūs būsit laimingi susipažindami vienas su kitu, pamatydami kas kaip. Bus, tikiuosi, kad bus, vakar kalbėjau netgi irgi, nežinau, dar anksti gal viską atskleisti yra, bet bus tikrai ką pamatyti chebryte. Bus ką pamatyti, susipažinsim asmeniškai su manim, su kitais kolegom, pašnekėsim, pabendrausim, pasidarysim kelias rungtis, statybininkam kažką, manau, bus įdomu. Tai labai visų laukiu. Sveiki, draugai. Objektas baigtas, pagaliau. Čia? Sakau, objektas baigtas. Turim tokį vaizdelį. Budmat, Venecija. Tvarkom šabakštyną. Reikaliukų čia toks nėra didelis, bet pakalims riešutas. Budmat PVC su ventiliaciniais tarpeliais ant kiekvienos lentelės. Stelažo jau 3 reisus išvežėm, čia 4 lika. Čia sniego užtvaras susimontavo, čia ir čia. Užsakovo prašymu. Čia likučiai. Dangos buvo lygiai paskaičiuota, vieną lapą pritraukom. Čia lieto sistema nesimontavo, čia plevelė nesidėjo, kaip ir iš anos pusės ant pavėsinės. Sudėjom, čia buvo kabužiuks, nugriovėm, apskardinam kaminą, užkliavom nuo pustimo juostas, sudėjom ventiliacinį kaminiuką, čia papildomai prašė, sumontuoti laštakiai. Budmat, Venecija. Vyšnė 3009 kodukas. Pastogė čia daręs apie 40 cm. Čia lietų sistema, čia žmonės norės bečkas pasidėti. Taip, pajudom. Ar negali būti visą? Va, parodysiu iš arčiau, kaip tas lentelės atrodo. Dažniausiai, kas mane sako, žinot, kad mes montuojam plastikinės lentelės, nes jis yra ilgaamžės ir nebrangęs.
ventiliaciniai tarpeliai, kurių taip net nesimata, kai aukštai būna. Šiame objekte naudojam striugą lietaus sistemą, todėl kad flamingo nėra vyšnės spalvos, nutraukė prieš porą metų gamybą kažkodėl. Nežinau kodėl, manęs neklauskit. Tai va tiek liko likučių. Kadangi grybo formos, tai ką galėjom tą panaudojom, kaip matot, apačios nebėra, tai nebėra ko naudoti. Va liko tokie likučiai. Viršus va likęs, o apačios nėra, tai nėra ir ko panaudoti. Čia va irgi lietaus sistemas nenorėjo, tai dėjom tokį laštakį su tokiu snapeliu, kad vanduo nubėgtų. Einam iš toliau, pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Aišku, nėra jums kaip čia normaliai parodyti, nes aukštis didelis. Čia kvadratų iš viso buvo apie 200 su pavėsinė. Pavėsinė irgi va pasienės uždėts. Specialus toks 3, 3, 15, 5, kad nepapustytų po paskutinę bangą. Galiu parodyti, kaip mes darom. Palaukit, gal turiu likutį. Likučių neturite, kai yra paskutinė banga. Čia buvo dar mėsas koks 10, tai aš darau taip žut. Čia 3 ir taip 3, taip visą, kai tada nepripusta. Tai va, šitas video keliaus į YouTube. Tai YouTube žmonėm noriu pasikartoti, kad birželio 29 bus statybininkų susitikimas, tai kviečiu visus tiek dalyvauti, tiek pažiūrėti, tiek susitikti visiems, pakalbėti, susiburti, gerai praleis laiką, atvažiuokit su šeimom. Bilieto kaina vienas asmens 20 €. Visa informacija yra Facebook'e. Ten yra mano sąskaita. Padarysit pavadimus, visi būsit užrašyti sąrašą. Ir atvažiavę visi galėsit įeiti. O kas nori dalyvauti įmonės kažkokias, ar kas susijęs su stogais, su statybom, su bet kokia sritim, su santechnika, ar su medžiu, ar su pavėsinėm, visų laukiu, visi galite atvažiuoti, visi pasirodyti. Kas nori dalyvauti, čia asmeniškai turit man parašyti, nes kitokios sąlygos yra negu žiūrovam, negu dalyviam paprastiem. Tai visų labai lauksiu chebrytę. Tai va. Rytoj važiuoju matuoti 6 stogus į Šiaulius, o pirmadienį startuosim prie naujo objekto. Objektas bus panašus, tik spalva kita ir biški didesnis. Tai va, tai labai ačiū, kad žiūrit, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit ir pasubscribikit kanalą chebrytę, nes nebedaug trūkstam iki 10 000. 6 metus filmuoju, siekiu to, pagaliau pasieksim 10 000. Ačiū, kas esat su manim.